dabar tęsime, tiksliau pasakius, tęsim konferencijos darbą, pradedame darbinę sesiją. Tai yra šios sesijos pavadinimas Europos atminties politika. Ar ji yra ir kodėl tai svarbu? Arba kitaip paklausčiau, kokia ji turėtų būti. Ir pirmoji pranešėjų kviečiu daktarą Arvydą Anušauską, istoriką, kurį turbūt daugelis čia susirinkusių pirmiausiai žino kaip, manau, iškiliausią ir žymiausią Lietuvos sovietologą, tyriantį sovietinio režimo nusikaltimus, viešinantį juos labai profesionaliai. Kaip jau komisijos pirmininkas Emanuelis Zingeris sakė, ilgametis komisijos bendradarbis, sovietinių nusikaltimų pakomisijos programų koordinatorius. Šiuo metu mums labai malonu, kad nežiūrint savo įtempto darbo Seime, jis sutiko būti komisijos nariu, tai aš manau, kad tas darbas tęs. Be jokios abejonės, buvusio Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas parodęs iš tikrųjų pavyzdį ir kitiems ilgamečiams politikams savo profesionalumą. Ir kaip man sufleruoja Emanuelis, tą, ką aš ir pats norėjau pasakyti, tai kad žmonės parodė jam pasitikėjimą, jis yra išrinktas vėl į Seimą ir aš manau, kad tęs darbus, nežiūrint kokią poziciją jis užims. O svarbiausia tai, kad viskas bus paremta vertybinėmis nuostatomis susijusiamis su demokratija, žmogaus teisėmis, valstybės pamatų pagrindų stiprindimu ir istorinio teisingumo atstatymu. Kviečiu daktarą Arvydą Anušauską, kurio pranešimas yra atminties politika ir tarpvalstybiniai santykiai. Ačiū, pasirodo ir aš turiu titulų, kuriuos reikia 5 minutės išvardinti. Kitą kartą pagalvoju, gal visai neblogai atsiųsti video pranešimą ir pačiam stebėti konferencijos darbą internete. Aš sakyčiau, čia ateities klausimas, nes taip mes galėtume pritraukti daugiau pranešėjų, ko gero iš skirtingų šalių, su įdomiais pranešimais ir supažindinti juos ir mūsų visuomenę, o juos su mūsų požiūriu į tą Europos atminties politika. Iš ties šios sekcijos pavadinimas Europos atminties politika, ar ji yra ir kodėl tai svarbu, aš manau, kad aktualus. Aktualus ir ta prasme, kad liečia ir tarpvalstybinių santykių kai kuriuos aspektus. Nes jeigu aš dabar pradėčiau vardinti, kaip kokios valstybės ir žiūri į istorijos įvykius, net kokius nors nesenus, mes turėtumėm labai ryškių pavyzdžių, kaip formuojama ta atminties politika. Na pavyzdžiui, Belgrade stūkso NATO lėktuvų savo laiku, žinom kodėl, subombarduoti ministerijų pastatai. Jie neatstatomi, sąmoningai be abejonės, rodant, kad štai NATO buvo tas agresorius. Kroatijoje stovi irgi neatstatomi, sunaikinti serbų, sunaikinti miesteliai, kuriuose gyveno kroatai. Be abejonės irgi pirštų badoma, kasgi tas agresorius. Bosnijoje, Hercegovinoje analogiškai yra tik tai šiek tiek kitų pavydalų, bet skirtingose kapinėse gulinčių pilietinio karo ir genocido, šiuolaikinio, dabartinio genocido autų kapai įvardinti labai aiškiom politinėm etiketėm ir taip toliau. Aš jau nekalbėčiau, kas yra dar labiau į rytus, pavyzdžiui, Čečėnijoje arba Armėnijos azerbaidžaniečių konflikto zonoje. Taigi kiekviena tauta turi ką prisiminti, turi ką pasakyti, turi savo požiūrį, mes neišimtis. Be abejonės mes turim požiūrį į tuos įvykius bendros istorijos, kurie mus siejo su Lenkija, turime bendros istorijos su Rusija, su Vokietija. Ir tas požiūris mums labai svarbus, mūsų požiūris.
kiek jisai yra suprantamas kitose šalise, čia aš manyčiau irgi labai svarbus klausimas. Nes jeigu mes kalbam apie bendrą atminties politiką, aš įsitikinęs, kad didžioji Europos valstybių dalis vis dėlto tam tikrą bendrą atminties politiką, pavyzdžiui, požiūryje į nacizmą, holokaustą turi. Neginčijamai. Jeigu kalbėsime apie kitą atminties dalį, tai yra tai, ką patyrė Rytų Europos šalis, ką patyrė Lietuva, ką patyrė Rusija, kalbant apie komunistinį režimą ir jo nusikaltimus, žinoma, čia bendros atminties politikos nėra. Taip yra fragmentai, elementai, norai kažką padaryti, paminėti, bet kol kas aš dar nematau tos bendros atminties politikos. Tam reikia daugiau pastangų, negu jų padaryta iki šiol, nes, pavyzdžiui, Rusija, matydama, kad Europoje labai dviprasmiškai vertinami komunizmo nusikaltimai, tai irgi niekam nepaslaptis, naudojasi tą situaciją ir pateikė savo istorijos versiją. Aš galėčiau, aišku, pasakyti, kad Rusijos prezidentas pasako kartais gražius žodžius, buvęs prezidentas. Pasakė gražius žodžius, tai pasakė labai svarbus žodžiai, bet būtų gerai, kad juos lydėtų bent kokie veiksmai. Vat veiksmai kaip tik yra priešingi. Aš kalbėčiau ir apie Rusijos tam tikrą informacinę politiką ir dezinformacinę politiką Baltijos valstybių atžvilgių, jų praeities atžvilgių, nes negalima paneigti, kad akivaizdu, kad dabar stengiamasi ir daroma tam nemenkos pastangos dedamos, kad komunizmo nusikaltimai Baltijos šalyse būtų paneigti, kaip ir pats okupacijos faktas. Tam kūriamos organizacijos, tam steigiami žurnalai, surandami leidėjai, partneriai ir finansuoja be abejonės. Ir tai daroma ne tik Rusijoje. Jeigu kas galvoja, kad tai yra skirta vidaus vartojimui, tai klysta. Tai daroma Europoje. Tai daroma europiečiams, pateikiant tą versiją. Visa tai, kas išleista apie Lietuvą su dezinformaciniu kvapeliu, tai pirmiausia išleidžiama ne rusų kalba, anaip tol. Išleidžiama lietuvių, išleidžiama anglų kalba. Ir tai yra nuosekli politika, kaip čia valdžios Lietuvoje besikeistų, ji nesikeičia. Tas požiūris, kuris eina iš Rusijos, jisai nesikeičia. Kodėl? Kodėl nesikeičia? Aš sakyčiau, kad mums yra nepaprastai svarbus klausimas vis tik tai, kaip mes spręsime okupacijos žalos klausimą. Ar mes jo galim atsisakyti? Taip jau išėjo, kad lygiai prieš 3 metus teko ir čia Seime diskutuoti okupacijos žalos klausimų. Ir turiu pasakyti, kad šis klausimas nėra toks paprastas, kaip kas galvoja. Ten dėl kokių nors dujų ar dar ko nors mes paimam ir atsisakom savo istorijos traktavimo, savo principinių nuostatų, nes kovo 11-osios Respublika be abejonės buvo atkurta vien todėl, kad piliečiai pasitikėjo savo teisumu, teisingumu ir savo teise turėti savo valstybę. Su jos ir tragiška istorija turėtų ją visą. Ne tokią, kaip kas nors ten mato istoriją, bet turėti valstybę su jos visa istorija. Su visais jos elementais, neišskiriant nieko. Ar tai būtų tragiškas nacių laikotarpis, ar tai būtų komunistinio režimo laikotarpis, bet pirmieji žingsniai irgi buvo nepaprastai svarbus. Visi archyvai
pas mus Lietuvoje palaipsniui, ne iš karto, bet buvo padaryti prieinamais tyrėjams. Ir šiuo atveju aš manau, kad labai svarbus žingsniai buvo padaryti ir pastaraisiais metais, kuomet pradėti viešinti KGB dokumentai, kuriuose parodomas, kaip veikia mechanizmas tos totalitarinio režimo, kuris turėjo tokį aštrų instrumentą kaip represinė struktūra KGB, kaip visą tai veikia, kaip visą tai atrodė iš vidaus. Skirtingas Europos šalių požiūris į praeitį paliudyja, skirtingą požiūrį paliudyja ir tai, kad dėl mūsų viešinamų dokumentų Ukrainoje buvo ir sulaikyti istorikai, konfiskuoti jų kompiuteriai. Nes kai kurios spectarnybos rytuose dar tebesinaudoja tom pačiom instrukcijom. Todėl, kai Rusija mėgina mus moralizuoti, kad ko nors mes nepadarom, turim pasakyti vis dėlto aiškiai, tol, kol Rusija neatvers savo archyvų, nepadarys jų prieinamų neselektyviai tyrinėtojams, kurie nusiperka teisę juos tyrinėti, o visiems tyrinėtojams, be išimties tame tarpe ir iš Baltijos valstybių, ne tik iš Jungtinių Amerikos valstijų, bet ir iš Baltijos valstybių. Tol, aš manau, Rusija neturi teisės apeliuoti į Europos šalis, kad jos kažką netaip suvokė jos istorijoje, kad jos ją smerkia dėl dabarties demokratijos trūkumų. Prieš porą dienų vienas Rusijos parlamentaras, tiesiog teko matyti tokį paveiksliuką, duodamas interviu, sakė, ko jūs iš mūsų norit su šitom rezoliucijom? Mes tokia pat valstybė kaip ir jūs. Pas mus irgi balsuoja žmonės, pas mus irgi demokratija. Na, žinoma, pas juos irgi balsuoja, irgi yra valstybinės struktūros, renka prezidentą, renka parlamentą, bet reikia kalbėti apie tai, kad vis tik tai požiūris į praeitį yra labai glaudžiai susijęs su dabartimi. Koks požiūris į praeitį, koks požiūris į nusikaltimų žmoniškumui, koks požiūris į tuos nusikaltėlius, kurie vykdė tuos nusikaltimų žmoniškumui, ar užsiimama jų gynyba finansuojant irgi iš Rusijos, ar tiesiog jie smerkiami kaip žmonės savo laiku, gal dėl kokių nors ir objektyviai susiklošiusių aplinkybių ar subjektyvių, bet dalyvavo tuose nusikaltimuose, juos vykdė. Taigi, kokie tie požiūriai? Ir kokie tie požiūriai, tokie ir požiūriai į savo veiksmus dabartyje. Todėl ir Kaukaze yra daugybė neatskleistų nusikaltimų, kurie padaryti buvo per pastarąjį dešimtmetį. Mes tą turime aiškiai matyti, aiškiai suvokti, kad slėpimas senų nusikaltimų, ignoravimas jų galiausiai atveda prie naujų. Ir be abejonės, kai kalbam apie atminties politiką, europinę atminties politiką, žinoma, kad Lietuva be Europos paramos ir supratimo tikrai nepasieks to, ką nori pasiekti, kad nebūtų ignoruojamas okupacijos faktas ir žala, kurią, pavyzdžiui, Vokietija nukentėjusiems atlygino ir po 50 metų, būtų su laiku nukentėjusiam atlyginta, be išlygų. Aš manau, kad europinių šalių pozicija šiuo atžvilgiu ir formuoja tą atmintį, bendrą atmintį ir suvokiant istoriją visą tokią, kaip buvo, o neselektyviai, tai yra nepaprastai svarbi. Ir aš manyčiau, kad su laiku, tikiuosi, kad greitai, vis tik tai manau, kad tie žmonės, kuriem tai yra svarbu, kurie nori neselektyvios istorijos ir kurie nebejoja Europos atminties politikos, bendros atminties politikos reikalingumu, manyčiau, kad susiburs į asociaciją
istorikai, politikai, visuomenininkai, kurie rems valstybių pastangas, kurios nukreiptos į komunizmo nusikaltimų išaiškinimą, viešinimą, tyrimą ir atmintį. Ir be abejonės aš manyčiau, kad ir čia yra tų žmonių, kurie prie to darbo, bendro darbo prisidės. O Europos parlamentarus vienaip ar kitaip mes paprašysime irgi pagalbo šitoje srityje, nes matosi, kad reikalingos bendros pastangos. Mūsų tarptautinė istorinio teisingumo komisija, kuri egzistuoja jau bene 14 metų, buvo irgi geras pavyzdys to bendro veikimo, kai skirtingų šalių, skirtingos patirties istorikai, organizacijų atstovai surado bendrą kalbą, priėmė bendras išvadas, išleido bendrus leidinius, kurie tikrai stumtelėjo istorijos ir praeities pažinimą Lietuvoje ir supratimą. Taip kad aš dėkoju už suteiktą galimybę čia pasisakyti ir tikiuosi, kad konferencijos darbas toliau bus aktyvus. Ačiū.